Sveiki mokiniai. Šiandienos pamokos tema – dauginimas iš apvalių dešimčių. Atsiverskite vadovėlius. Pažiūrėkime į pirmąją užduotį. Vietoj skrituliuko prašo parašyti ženklą daugiau, mažiau arba lygu. Taigi, 5 kart 3 kart 2, 5 kart 2 kart 3. Kur yra daugiau, kur mažiau, o galbūt lygu. 7 kart 6 apskliaudžiame padauginti iš 5. Ir 7 kart 6 apskliaudžiame padauginti iš 5. Kur daugiau? Suskaičiuokite. Rugilė, atlikusi pirmąją užduotį, sako, seniai pastebėjau, kad apskaičiuojant sandaugą, dauginamuosius galime sudauginti bet kuria tvarka. Pabandykite dar kartelį ir įsitikinsite. Dauginamuosius galime keisti vietą. Sandauga nesikeičia. Taigi, apskaičiuokite lengviausiu būdu ir trečiąją užduotį. Ketvirtoji užduotis galvosūkis. Sekliukas rado užduotį su tokiamis schemomis. Kokius skaičius reikia įrašyti į tuščius šešiakampius? Taigi 80 padauginta iš 2 ir rašykite. Ką gausite padauginti iš 10? Rašykite. 80 padauginkite iš 20. Taip pat atlikite ir šitą užduotį. Penktoji užduotis – antrąjį dauginamąjį išreiškite 2 dauginamųjų sandaugą. Vadinasi, antrąjį dauginamąjį skaidysim į 2 dauginamuosius. Paskui skaičiuokite nuosekliosios daugybos būdu. Pasižiūrėkite atidžiai pavyzdį ir juo vadovaudamiesi atlikite kitus 2 veiksmus. Šeštąją ir 7 užduotis atlikite sąsiuviniuose. 8 užduotis galvosūkis. Vietoje žvaigždučių parašykite veiksmų ženklus. Kaip atrodo, su kokiais ženklais lygybė bus teisinga? Pagalvokite ir užrašykite. Nepamirškite atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Dauginant iš apvalių dešimčių, žinome, jog prisirašys kiek nulių, iš kiek mes daugame. 6 kart 3, žinote, jog yra lygu 18. 60 kart 30. Parašysime tuos pačius 18 ir surašysime 2 nulius. Ar užrašytumėm tokiu būdu, ar tokiu, sandaugą nesikeičia. 600 kart 3. Vėlgi dauginsim 6 iš 3 ir surašysime nulius. 600 kart 30 dauginsime 6 iš 3, tačiau prirašysime 3 nulius. Atlikite užduotį antrą savarankiškai. Trečią taip pat. Sėkmės atliekant užduotį.